Šiandien kviečiu tave į meditaciją, kuri yra aukštesnis matymas. Ir tai yra visuma, kurios mes labai geidžiame. Tai yra visos būsenos, apie kurias svajojame, kurių trokštame. Tačiau aukštesnis matymas gali būti pasiektas tik tais kiekvieną dieną treniruojantis, ar ne? Arba kitaip paprasčiau ir moteriškai pasakysiu, kiekvieną dieną pabūnant su savimi ir stebint gyvenimą, tampant gyvenimo aktyvia studente. Tai ši meditacija bus apie tai, kaip tu gali savyje pažadinti aukštesnį potencialą ir pamatyti situacijas, žmones, įvykius, aplinkybės, galbūt kažkokias problemas kitų kampų. Ir tas kampas yra dieviškasis kampas, aukštesnioji perspektyva, dėl kurios į žemę atėjo mūsų sielos. Kviečiu tave užsimerkti ir kartu su manimi, neskubėdama, užsimerkusi, pajusk savo kūną. Tiesiog grąžink mintis, pojūčius, kvėpavimą. Grąžink visą tai į savo kūną, į savo esybę. Niekur nebeskubėdama dar susirink paskutinės mintis, kurios dar nori nubėgti už durų, nubėgti į rytojų arba pabūti vakardienoje. Grąžink jas ramiai į šią akimirką ir į savo ramų kvėpavimą. Kol aš kalbu, tavo dėmesys ir jo koncentracija vis labiau grįžta į tavo kūną. Vis stipriau tu jauti savo kvėpavimą, savo kūno potyrius. Ir vis labiau susijungi su savo vidinė ašim, su buvimu moterimi. Nes moteris išsiskleidžia pirmiausia apsijungusi su savo kūnu. Ir dar stipriau grąžini savo dėmesio koncentraciją į save, į savo kūną. Tau niekur nebereikia bėgti, tu lėtini tempą čia šioje akimirkoje, klausydama mano balso, būdama su savimi, su savo kvėpavimu, su savo kūno pojūčiais. Niekur nebeskubi. Jauti vis didesnį ir gilesnį atsipalaidavimą savo kūne ir tarsi grimzti į pasąmoninį miegą, į kūno atsipalaidavimą. Ir ši būsena pradeda apimti visus tavo kūno pojūčius. Apima tavo galvą, tu jauti vis gilesnį ir didesnį atsipalaidavimą. Tavo veidas atsipalaiduoja kiekviena galvos ląstelė. Tau nieko nebereikia kontroliuoti, tu lengvai viską paleidi, atsipalaiduoja tavo kaklas. Tu vis labiau ir stipriau grįžti į savo kūną, į šią akimirką ir atsipalaiduoja tavo pečiai, tu pati juos atpalaiduoji, leidi patirti atsipalaidavimą šioje akimirkoje savo, su savimi. Pagaliau atsipalaiduoja ir tu nusprendi atpalaiduoti savo rankas nuo pečių iki alkūnių, nuo alkūnių iki plaštakų. Jauti pilną visumą savyje, esi atsipalaidavime, dar labiau susikoncentruoji savo kūną ir jauti krūtinėje išsiplėtimą. Ir šis išsiplėtimas yra lengvas. Jis atpalaiduoja viską, kas yra stagnacijoje, kas kažkur užstrigo, kas pasimetė, kas dingo. Tu jauti, kad krūtinėje viskas sušyla ir vien todėl, kad tu skiri dėmesį. Dėmesio koncentracija ir sugrįžta dalelės galbūt iš gyvenimo, iš situacijų, kurios buvo pabėgusios. Tau nieko kontroliuoti nereikia, tu grįžti vis stipriau ir labiau į save.
ir procesas jau su tavimi vyksta. Tu vis pilnėji kiekvieną akimirką su atsipalaidavimu, o tavo kūnas vis drąsiau ir stipriau jaučia malonumo būseną. Tu grimzti ir keliauji žemyn savo kūno iki liemens, jauti, kad viršutinė kūno dalis atsipalaidavo. Nieko nebereikia, esi čia ir dabar su savo kūnu, su savimi, su būsena, kurioje jauti palaimą, šventumą, atsipalaidavimą, ramybę. Tu jauti aiškumą. Ir atsipalaidavimas keliauja žemyn ir vis giliau jauti šią būseną. Tavo apatinė pilvo dalis, leidi jai atsipalaiduoti. Tiesiog paleidi, jeigu jis visada įtampoj, tu jauti kitokią būseną. Tavo kūnas pilnėja nuo tavo pačios skiriamos energijos ir dėmesio. Ir ši energija keliauja žemyn per tavo sėdmenis, per tavo klubus, per šlaunis, kelienus ir galiausiai per blauzdas į pėdas. 100% buvimas šioje akimirkoje, tu jį jauti, jį išgyveni ir tu supranti ir pradedi patirti, ką reiškia vienis. Tu susijungi su motinos žemės energija, susijungi su kosmoso energija, su šios akimirkos energija, tai yra dieviškumas, gyvybė, dosnumas, vaisingumas, gausa, pilnatvė, ramybė, aiškumas, tikėjimas, viską, ką pasirinksi, telpa tavyje šią akimirką, kai visiškai esi čia ir dabar. Įkvėp ir visiškai neskubėdama iškvėpk, sąmoningai dar stipriau pajusdama šią akimirką atsipalaidavimą ir aiškumą. Ir jausdama savo kūne tą aiškumą, tą suvokimą, tą dievišką būtį, nesvarbu, kuri tai būtų tavo kūno dalis, pasirink, kurioje jauti tai labiausiai. Tai gali būti bet kuri tavo kūno dalis, tiesiog nesistenk būti tobula, atsipalaiduok šiai akimirkai, atsiduok jai ir pajus, kurioje kūno dalyje jauti aiškumą, suvokimą, aukštesnę prasmę visko, kas vyksta tavo gyvenime. Šioje kūno dalyje pajusk tą energetinį tašką, kaip jisai auga ir stiprėja tavyje. Ir tau darosi dar ramiau ir lengviau. Viskas dar paprasčiau. Viskas taip aišku ir ramu, kai šis taškas didėja tavo kūne, tu visiškai atsiduodi ir pasiduodi. Ir tai yra taip paprasta, tai yra taip lengva. Tu esi šioje akimirkoje ir pasidavime, atsidavime aukštesnio suvokimo, matymo, kad viskas, kas vyksta, turi priežastį. Įkvėpk ir neskubėdama iškvėpk. Ir dabar šioje akimirkoje, kai tau yra viskas labai paprasta ir aišku, kai tu suvoki save, pasaulį ir visumą, kitaip per aukštesnį sielos potencialą. Jeigu yra kažkokia situacija, kuri tavęs neramina, iškviesk jai savo mintis. Jausk ir matyk, kad ta situacija visiškai tavęs neliečia. Tu turi visai kitokį skydą, tavo aukštesnis suvokimas, aiškumas visame kūne, atsipalaidavimas tik gilėja, o ši situacija stovi prieš tave ir tu lieki stebėtojos pozicijoje, aukštesnioje perspektyvoje, kai viskas matoma kitaip, per aukštesnį sielos potencialą. Įkvėpk ir iškvėpk.
Matyk šią situaciją ir leisk ją pakartoti. Tegul ji prieš tave kaip filmas kartojasi, gali ją pakreipti, sustabdyti, pagreitinti. Gali pažiūrėti į žmones, į aplinkybės iš visų pusių. Pamatyk šią situaciją ir suprask šios situacijos tą dievišką kampą, aukštesnės sielos potencialo kampą, kurio nematei būdama toje situacijoje, kai buvai įsivėlusi, veikiama stiprių emocijų. Ką šią akimirką gali suprasti ir pamatyti? Įkvėpk ir iškvėpk. Šią akimirką skirk suvokimui, ką tu turi suprasti ir pamatyti šioje situacijoje arba situacijose, kurios atsikartoja. Tu jauti savo kūne ramybę, atsipalaidavimą ir situacija tavęs neveikia. Esi čia ir dabar šioje akimirkoje. Dieviškoji perspektyva eina per tave, į tavo vidų, tu esi susijungusi su tuo resursu ir su ta energija ir tau lengva ir paprasta. Esi tėkmėje, atsipalaidavime. Tu matai visai kitokį vaizdą, jisai aiškesnis, tikresnis ir tu galiausiai supranti tai, kas tave išlaisvina. Jauti, kaip ši situacija visiškai atsiriša ir tau nebereikia jos atkartoti. Įkvėpk ir iškvėpk. Savo mintyse pakartok suvokimą, kurį supratai ir pamatei šioje situacijoje per gilesnį, aukštesnį sielos potencialą. Ir dabar šioje akimirkoje su dėkingumu širdyje padėkok sau, kad skyrei dėmesio, laiko, energijos, padėkok situacijai, palaimink ją mintyse ir paleisk ją taip, kaip jie atėjo, lengvai, nekontroliuojant ir nieko nesistengiant pakeisti. Šioje akimirkoje padėkok sau, kad eini saviugdos keliu, kad mokaisi būti karalienė, kad leidi sau ją tokia būti, pažinti visai kitą identitetą, suprasti, kad gyvenimas yra gilesnis, prasmingesnis, nuostabesnis, prabangesnis ir gausesnis, kai tu pasirenki. Padėkok sau, pasauliui, visatai, savo aukštesniai išminčiai ir kai būsi pasirengusi. Grįžk į šią akimirką kupina meilės, ramybės, tikėjimo, atsipalaidavimo, aiškumo ir visai kitokio matymo perspektyvos, tiesiog atsimerkdama.